Hello, sick people. I'm Dr. Gregory House. Daktaru Hauzu netiki niekas. Daktare, tas naujai priimtas jūsų psichiatras, tai ką aš žinau? Man kažkaip pasirodė, kad jam pačiam reikia pagalbos. Taip, tai vienu žodžiu pasiūlymas su juo kartu dirbti. Tai padėk viešpatie Dieve. Tai gerai, kad dar spėjau nacho pasiūsti. Po pirmo darbo aš jį nusiunčiau visai kitur, padarė klaidų, tokių klaidų, kad viešpatie Dieve. Man iškart kilo įtarimų, kad jis net savo kukuškės nelabai supranta. Psichiatrai visi turi problemų iš tikrųjų. Aš pats patęs psichiatrus, iš tikrųjų psichiatrai tokį debilai pasidaro. Daktare, bet tai gal ne visi tokie? Patikėk, aš matęs psichiatrą ir psichiatrę matęs, tai išvengiau šio pasakymo. Daktare, bet čiagi medicinoje jau įprasta ir normalu klausti pa žmonės, ar jie mato velnę. Aš suprantu, kad jie per darbo laiką stogas nučiuožia. Ir aš suprantu, kad jie pradeda vartoti vaistus, supranti, nes ant tiek jau jie pavažiavę būna. Bet kartais iš jų prisižvengta eina, nes jie tiek nusišnekėti pradeda, kad tu man tai juokas. Na dėl šito psichiatro tai jo, jam manau net vaistai nepadės. Tai va, vienu žodžiu, tai va, tu su tokiais žmonėm laikytis kuo tokiau. Daktare, tai labai gerai, kad anksti pamatėt, kad šis psichiatras neatitinka kvalifikacijos. Aš visą laiką visus žmonės įskenuoju. Na jo, daktare, jei pas mus toks dirbtų, kiek žmonių jis iš proto išvarytų. Sakau, su tokiais žmonėm į durhatą gali papulti arba į durnyną. Na ne veltui, jūs geras daktaras ir iškart išrišot apsimetėlį. Taip, žinok, aš ką noriu papasakoti apie gerumą. Visada gyvenime pas gerus žmonės ateina blogi žmonės. Bet reikia patiem nebūti daunais. Aišku, ne visi mes tą sugebam.